Labas vakaras. Už lango paskutinis metų mėnuo – gruodis. Adventas – šventų kalėdų laukimas. Tai metas, kai norisi labiau atverti širdis, tampame jautresni kitiems ir dosnesni dovanomis. Šį vakarą mes taip pat kalbėsime apie jautrumą ir dosnumą. Tik ne vienkartinį. Ir apie neįkainojamos vertės dovanas. Padovanotą motinišką meilę ir namų šilumą 12 vaikų. Susipažinkite. Vienintelėje Kėdainių rajone vaikus globojančioje šeimoje svečiuojasi žurnalistė Irma Bajorūnė. Antrųjų Kampų kaime įsikūrusi vienintelė mūsų rajono šeimyna Kampučiai. Čia auga 12 vaikų, netekusių tėvų globos. Šeimynos mama Danutė Mincienė randa laiko kiekvienam vaikui priglausti, pasikalbėti apie asmeninius reikalus, džiaugsmus ir širdies skausmus. Tokį pat gyvenimą gyvena ir jos dukra, čia pat šeimynoje dirbanti socialinė darbuotoja, o vaikų vadinama tiesiog vardu. Maža to, dukra auginanti 2 savus vaikus ir besilaukianti 3-ojo, paėmė į savo šeimą globoti dar vieną mažylį. 12 vaikų, iš kurių vyriausiam 17, o jauniausiam vos 2,5 metukai. Danutė visi jie šaukia mama. Dar keli jau suaugę vaikai mamai paskambina ir aplankyti atvažiuoja. Visi jie Kampučius laiko savo namais. Mama žino visų vaikų širdies paslaptis, visi pasipasakoja apie savo santykius mokykloje, su draugais, su broliais ir seserimis. Kiek jau turite į pasaulį išleistų iš užaugusių? 6. 6? 7, 8. 8. Jau išėjo patys į savarankišką gyvenimą. Nes gyveno 6, buvo išleisti, o dabar va šiais metais dar 2 išleido. Ir kokie jų likimai? Tie suaugusieji, kaip jie? 3 gyvena užsienyje. Va, viena iš jų yra jau 25 metai. Anuką padovanojo. Va, o taip kiti 3 mokinasi. Nu, vat, kaip sakiau, kad 2 mokinasi yra šiais metais užbaigę. Buvo užbaigusi socialinį darbą su senyvais žmonėmis ir toliau įstojo mokintis vaikų socialinės kaip vaikų teisių socialinį mokslą įstojo. O kita užbaigė aplinkos tvarkymas prie miškų ūkio ir nuėjo toliau su gėlėm dirbti, mokytis toliau, puokštes daryti. Kitas šoka. Irgi socialinių pedagogų mokinasi. Žodžiu, išėjusieji visi rado savo kelią? Visi be išimties. Visi. O dabar, kurie dabar čia gyvena, vyresnieji, ten sakysim, nuo kokių 10 metų, jie pas jūs indus plauna, valgyti gamina, daržus ravi, ar yra globojami? Jie pas mane viską dirba. Tie, kurie išėję, net dėkojo, kad visus darbus moka dirbti. Visus. Net ir mano šokėjas moka ir karves melžti, ir bent ką sėti, ir pjauti, ir žino, kas yra šieno suruošimas. Visus darbus moka. Ir visi moka valgyti, gaminti, be išimties ir gana skaniai. Žentai patenkinti baisiausiai. Visą laiką deda internete, vis laikina, kad važiuokit, kaip man skaniai pagamino ir fotografuoja ir deda. Kampučiuose gyvenantys vaikai moka visus kaimiškus darbus. Jie ir daržus ravi, ir gyvulius prižiūri, ir virtuvėje prie puodų sukasi. Ar šeimynos mama nebijo būti apkaltinta, kad vaikai per daug dirba namuose? O kaip jam tada būti ir išeiti? Kokią teisę tada, kas už juos atsakys, kai jie išeis bus 18 metų ir jam reikės pasirūpinti savo maistu? Tai kaip jis padarys? Ir maistu, ir buitimi kiekvieną kasdienę buitimi. O kaip jisai pras dirbti?
Tik turi įprotis, tik tas vaikas, kai mažas būna, pradeda dirbti smėgdžioje, jis dar to darbo nepatirba, jis mėgina ir tą, o kur jo kantrybė? Mes viską patys susiauginam, nes kitaip tai pinigėlius tektų jau taip jau labai skaičiuoti ir tada nepirktume jau nei batų brangesnių, nei džinsų, nei viso kito. Nu, va. Tai daržovės visas užsiauginat? Taip. Ir ką, ir gyvulių Pieną, turit? varškę, grietinę irgi savo turime. Kiek karvių turit? Turim 3 karves. Nu va, dabar 2 teliukus turėjom. Tai vieną papjojom praeitą savaitę, dar vienas laukia. Tai va. Ir daug vištų auginam. Ir kiaulių turime, į mėnesį suvalgom 1 kiaulę. Aš turėjau tokį berniuką, jam dabar jau 22 metai, tai aš nežinau, kiek jis kartų yra pasakęs, kad mama, ačiū, kad tu mane išmokinai visus darbus. Nes tikrai jam mokslai nelabai sekėsi ir jis atėjo toks laikas, kai nebuvo net už ką valgyti ir ką daryti. Ir tada mama irgi vėl įsisodina į mašiną ir vežėm pas ūkininką. Ir jis gavo ten darbo ir prašau, ir praėjo ta paauglystė, jis padirbėjo, labai buvo patenkintas, kad jis viską moka, pamelžė karves, dabar išvažiavo į užsienį, puikiausiai užsienyje įsidarbino, susirado merginą, dirba ir visą laiką dėkoja. Ir visi be išimties, kurie išeina, jie visi moka gaminti, jie visi tvarkosi ir jiems nėra tokios problemos, pavyzdžiui, su pinigėliais, kad nemokėtų elgtis. Nuo kokio amžiaus duodat patiems vaikams pinigų? Daugiausia tada, kai užbaigia 10 klasių ir kaip jie išeina. Bet buvo ir toks eksperimentas, kad jie išėjo specialiai, jiems nusamdžiau 11 klasiai Josvainiuose butą prie mokyklos. Ir juos po truputį pratinam, kadangi tai buvo sunku tikrai jiems iš pat pradžių su tais pinigėliais. Ir po truputį pratinau ir jie puikiausiai. Nebuvo jiems tokio dalyko, kad jie prisiskolintų, kokias paskolas imtų, ar ten neįsiverstų. Iki dabar merginos. Ir pasitaupo, ir žino, kai jau labai striuka, tai kas nors atsitinka. Tai tada jau mama padeda, bet juk įsivaizduokit, ir mokslus apsimoka. Ir tuos mokslus palaipsniui, labai gerai, kad supranta mūsų socialinis skyrius ir tikrai apmoka, jos tą savo kraitį panaudojo. Prašau, visos su diplomais. Savaitgaliais, kai į namus grįžta suaugę globotiniai, jie mažuosius prižiūri ir auklėja. Ir pas mane būna visko. Ir susistumdo būna, nebūna taip, kaip ir mokykloje. Ir namuose, ir mokykloje. Ir pastumdo, ir daugiausiai apsižodžiuoja. Taip tai jau žiūri, kad jau vienas kitą. Bet tokio, kaip sako, ten engimo, tyčiojimas, ne. Tai yra šeima. Mūsų vaikai, jeigu tu į mūsų šeimą atėjai, tai vadinasi taip ir turi būti. Ir čia jau yra mūsų. O mokykloje santykiai? Vienas kitą gina. Šeimyną labai gina. Visi šeimynos vaikai gimė Kėdainių rajono gyventojų šeimose, bet beveik visi jie savo biologinių šeimų nepamena. Šeimynos mama didžiuojasi visais vaikais, radusiais savo gyvenimo kelią. Pasigiria turinti ir išskirtinai talentingų. Prieš kelis metus Kampučius palikęs, bet šventėms į namus grįžtantis Justinas Žilinskas dalyvaus netrukus prasidėsiančiame TV3 televizijos šokių projekte. Vaikinas studijuoja kolegijos Jonušo Radvilos studijų centre socialinę pedagogiką. Vilniuje su drauge turi šokių studiją, moko vaikus šokti, dalyvauja pramoginėse programuose. Justinas pradėjo šokti Kunionių mokykloje pas šokių vadovę Ramintą Matulytę Šilienę. Vėliau mama vežiojo jį į Kėdainius pas šokių mokytojus Tokariuvus. Valstybė už vieno vaiko išlaikymą šeimynoje moka 1040 litų. Dalis pinigų skiriama darbuotojų atlyginimams ir mokesčiams, likusieji vaikų išlaikymui, maistui, drabužiams, paslaugoms, žaislams. Ir mokyklas apmokėti, kurios eina, ir į muzikos mokyklas, juk yra mokamos, ir į dailės mokyklas mokamos. Nėra jums, jūsų vaikams neatleidžia? Mes gaunam vieną tą ir niekur niekas neatleidžia. Ir nuvežti dar už tai turite? Ir nuvežti, ir aprengti, ir atostogauti, viską už tos pinigėlius. Gaunam dar paramą, rašom visą laiką, užsiregistruojam įsiplydimo akcijoje, tai mums
jau supuvo, supynės, kurios buvo mažesniems vaikams, jau užaugom. Tai vat dabar praeitais metais gavom tokią paramą. Tai mūsų supynės iš čia. Šiais metais gavom per pusę mažesnę paramą. Tai atsirestauravome savo virtuvę. 18 metų sulaukę tėvų globos netekę vaikai gauna įsikūrimo pašalpą apie 9 000 litų. Mama sako, kad jos vaikai dažniausiai naudoja pašalpą sumokėti už studijas ir pragyventi, kol mokosi. Tam tikslui naudojami ir sąskaitose sukaupti pinigai. Dabar Danutė suka galvą, kaip surasti gydymą neseniai šeimynoje apgyvendintam berniukui, kuriam reikia operacijos būdu koreguoti zuikio lūpą. Tam vaikeliui būtinai reikia padėti. Tai va šičia jau aš visur ieškau tokio, kas galėtų padėti ir surasti, kas, gal koks gydytojas ar kas. O įprastomis ligomis šeimynos vaikai neserga, nes grūdinasi, valgo sveiką maistą, o vos kilus įtarimui juos apžiūri netoli gyvenanti mamos Marti, vaikų gydytoja. Šeimynos vaikai smalsiai žvilgčioje pro duris, kol kalbėjomės su mama, nedrąsiai bendravo su namuose apsilankiusiais žurnalistais. Kaip tavo vardas? Dinara. Dinara? O broliuko? Ramūnas. Ramūnas? Nu ir kaip jums čia sekasi gyventi? Gerai? Rūpinėsi broliuko? Taip. O tu čia seniai gyveni? Nuo 5 mėnesių. O, tai visas gyvenimas čia, ne? Jo. Bet ką moki valgyt gaminti pats? Moki ką nors? Ne, labai. O padedi? Nemėgstu gaminti. Nemėgsti? O ką mėgsti daryti? Piešti. Tu į dailės mokyklą važiuoji? Jo. O kaip mokyklai tau sekasi mokytis? Gerai. O kodėl toks mažakalbis? Visą laiką taip mažai kalbi? Smagu tokiam dideliam būry? Aišku. Labai. Smagu. Geriau negu vienai. Su kuo daugiausiai bendrauja, ar visi vienodai, broliukai Iš čia? sesutės? Aha, iš čia. Su Karolina. Taip. Artimiausias. Jo. O kur tu mokaisi? Josun gimnazija. Ir kaip sekasi? Gerai. Kuo norėtum būti, kai baigsi mokyklą? Apie ką svajoji? Masažistė arba virėja. Kaip su klasiokais sutari? Visai būna. Kartais pykstamės, kartais ne. O čia jau turi su kuo artimiausiai bendrauji? Tai kad čia visi 4 eina į tą pačią klasę. O, 5. 5. 5 net klasiokai? Taip. Kaip švenčiat kalėdas? Eglių puošim. Susirenka visi. Eglė didelė būna čia kampe papuošta, bet dabar nežinau, kur dės. Šeimyna šiltai bendrauja su kaimynais, kampų gyventojais. O prieš kalėdas bus ištuštinta visus metus kaupta taupyklė ir visi kartu spręs, kokią dovaną padaryti kuriai nors kampų kaimo šeimai. Netrukus kambario kampe bus pastatyta kalėdų eglė. Po ją bus kraunamos dovanos visiems čia gyvenantiems ir į namus jau palikusiems. Šventes sutiks gausi šeima. Skirtingomis pavardėmis, bet vieningomis širdimis. Įvairiomis progomis norėdami pradžiuginti savo bičiulius ar artimuosius, dažnai ieškome vienetinių dovanų. Tokios dovanos ypatingai brangios ir jaučiamės prastai, negalėdami jų nupirkti. Šį vakarą dvi dailininkės Marija Burneikienė ir Giedrė Nagreckienė jums patars, kaip neišleidus didelės sumos pinigų turėti originalią ir neįkainojamą dovaną. Šiais laikais, kada populiariausias užrašas privati valda, labai keistai skamba žodis atvirutė, atvirlaiškis, atvirai, nieko neslepiu. Šiandien mes turėsime laidelę, kurioje ir kalbėsime apie atvirutę. Senai pažįstamą daiktą ir labai mažai kada beužklystantį pas mus į namus. Mus maloniai priėmė į savo namus Giedrė Nagreckienė, kuri yra atviručių meistrė. Tai Giedrė, pasakyk dabar, kaip tos atvirutės atkeliavo į tavo širdį ir namus? Šiaip pirmieji atvirukai atkeliavo, kaip ir galima sakyti, pradėjo
pirmieji gimė atvirukai kaip pasakyti, iš reikalo, kadangi buvau studentė ir užsakovas paprašė daug atvirukų pagaminti. Tai va tokia pradžia ir buvo. Karpiau, pjausčiau, dar kažkaip čia buvo, ir buvo prieš 15 metų. Nesvarbu. Kaip reikėjo, dabar visokių palengvinimų yra, tai buvo labai sudėtinga ir jau į tos atvirukus nebesinorėjo žiūrėti. Tokių atvirukų 500 pagaminti. Ir su langeliu? Taip, ir su langeliu. Tai kaip dabar tu čia padarė? Čia žinoma, mes dabar negaminsim masiškai, bet vis tiek tiesiog smalsu. Gineso rekordų knyga, ar ne? Vienu žodžiu buvo atvirukas kalėdinis, ar ne? Kalėdinis, taip, studentiškas ir dėl pinigų, o dabar to nebesinori daryti. Jo. Atvirukas tai man labai toksai asmeniška, labai privatu, ar ne? Privati, kaip ir dovana, kurią labai visą laiką smagu gauti. Aš tave pristačiau kaip atviručių meistrė, tu labai daug įvairių technikų žinai, moki jas įvairiom progom pagaminti, gali daug padaryti ir ne taip, ką. Pažiūrėkime tavo stebuklingą tą dėželį ir pasakyk, pavyzdžiui, kokios jos? Visokios. Šiaip tai man labiausiai patinka daryti tokius siužetinius atvirukus. Vat kažką imu, klijuoju, piešiu. Daugiausia to atviruko gimsta progom, ar ne? Progom kažkokiam ir progom ir tai kaip kažkas paprašo. Bet dažniausiai kalėdinio atviruko. Tai tokių atvirukų kaip ir nelabai pageidauja. Nori tokių solidesnių, rimtesnių. Tai aš šiandien irgi parodysiu visokiausių technikų ir žmonių pageidavimų ir norų, kokių būna. Jeigu taip iš šalies žiūrėčiau tavo tas atvirutes, sakyčiau, vienos labai linksmos, ar ne? Vienos labai solidžios, kitos labai išradingos. Čia man tas skylutė, tai žinai, išradingos. O dar labiau, aš kaip jau šiek tiek susipažinau su tavo ta kūryba, man labiausiai patinka atvirutės su slaptim, su paslaptim, su surprizu. Pradėkim nuo jų. Ar gali? Gerai. Čia su ta paslaptim galiu pasakyti, bet irgi mokiausi dailės mokykloje ir mūsų dizaino mokytojas irgi Kėdainiškis Arvydas Urbelis. Vat išliko toks dalykas, kad irgi mokindavo, irgi, man atrodo, būtent apie atviruką sakė, kad atvirukas turi būti su kažkokia paslaptim ar dovana suvyniota, kad jinai nebūtų suvyniota ir viskas. Turi žmogus nenuobodu gauti, galvoti, kaip išvynioti, kas ten bus viduje, ne taip, kad atverti, parašyta, viskas aišku ir paprasta. Oi, kokie geri mokytojai, tai ką jie išmokė? Tai vat, tikrai nežinau, turbūt mokytojams aišku, ačiū. Tai vat, ką išmokė, parodysiu iš tokių atvirukų, gal įdomesnių. Taip, pasileiskime, pažiūrėsim. Tai va, pavyzdžiui, atvirukas, kurį gali pasidaryti, nereikia kažkokių tai ypatingų meninių sugebėjimų, gali padaryti kiekvienas, man atrodo, kiekvienas mokam karpyti snaiges. Tai va, paprasčiausiai sulankstom popieriaus lapelį ir iškarpom snaigę ir joje parašom kažkokį tai palinkėjimą. Tai toksai atvirukas su paslaptim ir va, reikia žmogui pagalvoti, kas čia bus išvyniojus ir ką ten rasim. Tai va toksai atvirukas, kurį galima paskui kažkaip tai pasikabinti ir pasipuošti eglutę. Man labai patinka, kad galima daug kartų panaudoti atvirukas, paslaptis, papuošalas, ar ne? Taip. Staigmena, surprizas, nuotaika, viskas. Tai va toksai vienas atvirukas. Paskui kitas atvirukas, irgi paimam, skaitom, bet jį ne tik galima skaityti, bet su juo irgi ir kaip toksai kažkoks tai. Čia tokios mintis originalios.
nesakykime originalios, o iš tikrųjų originalios mintis nužiūrėtos, ar tu nužiūri kažkiek tai, ar tu vis dėlto nori išlikti originaliai ir tos mintis tavo pačios? Šiaip tai viskas mano pačios. Gal taip kartais atrodo, kad aš pati viską sugalvoju ir paskui po kažkiek laiko randi ar ten internete, ar kažkokiose knygose. Tai būna. Bet šiaip tai aš labai nemėgstu kopijuoti ir kažkokių tai sukurtų atvirukų kartoti ir kad jie ir ten būtų iš kažkur tai atvežti, atkeliavę, šiaip viskas stengiuosi. Čia man labai gražu. Stengiuosi viską pati sugalvoti. Na, prašom toliau. Toliau, toksai atvirukas irgi su paslaptimi ir siurprizu. Iš viršuje matom tokį atviruką, atrišam jį ir išvyniojam kaip dovanėlį, o viduje, čia aišku nieko neužrašyta, bet dabar, ar ne? Taip, galim kažką gražaus parašyti. Tai va tokia kaip ir dovana, atvirukas. Labai mėgstu viską daryti iš atliekų, nemėgstu kažkokių tai ypatingų, yra dabar pirkti, žinom, kad yra pirkti įvairiausių priemonių, visokių rašiklių, visokių klijų, bet šiaip tai viską galima paprasčiausiam priemonėm sukurti. Tas atvirukas yra pagamintas iš alaus kamštelio. Štai. Tai va, toks alaus kamštelis yra patepta lipalo klijais, viduje pripilta, kraštelis, patepam lipalo klijais ir įmerkiam į manų kruopas. Ir vat, gaunasi toksai apšarmuojas. Šitos kitos pusės tai aišku nereikia klijuoti, bet va, tas kraštelis ir viduriukas prilimpa prie to lipalo manų kruopas ir gaunasi toks šarma. O viduje galima priklijuoti įvairiausių karoliukų arba galima net, aš taip vakar tokia mintis gimė, kad galima kažkokią dabar irgi dekupažuoja visokius, tai ten tokius dalykus daro, tai galima vidury klijuoti, pavyzdžiui, kad ir savo ten ar visos šeimos nuotraukytės ir padaryti va tokius va kabančius žaisliukus ir bus va kaip smagu ir įdomu tokį atviruką, man atrodo. Tai mes dabar jau galime kalbą pakreipti į tą pusę, kad pavyzdžiui, sakykime, atvirukų gamyba gali būti vakarėlio užsiėmimas, ar ne? Šeimos verslas, arba šeimos malonumas, arba šeimos ruošimasis kažkokiam tai šventėm. Iš tikrųjų, labai būtų smagu, kad susėstų vieną ar du vakarus prieš pat kalėdas, tai nereikia laiko kažkaip tai tos atvirukus ir įteikti, bet kad visa šeima būtų tokia kaip tradicija, tos atvirukus gaminti ir aišku paskui kažkam juos įteikti. Taip, galim parodyti irgi tokį atviruką, kurį nereikia kažkokiu turėti ypatingų meninių sugebėjimų, mokėti piešti, irgi lipalo klijais iš buteliuko pilame klijus, piešiame kažkokį piešinėlį ir jiems dar tiems klijams nesudžiūvus užbarstome visą plotą manų kruopom ir paskui tas kruopas nukratom ir gaunasi va toksai va irgi apšalęs piešinėlis. Galima iš vis kažką abstrakčiai, bet irgi labai kam parodau, tai labai patinka šita technika ir paprasta ir efektinga. Jo, taip, mes dabar apžiūrėjom su slaptim, su mano kruopom, su alaus kamšteliais, o dar ką galėtume pažiūrėti? Vat paskui, pavyzdžiui, galim, čia toks atvirukas irgi nėra, jis labai sudėtingas, bet irgi ką norėjau pasakyti, kas nemoka piešti, gali, čia šitas mezginukas, aišku, pirktinis, bet kas moka nerti, megzti, tai galima net irgi nieko net ir nepiešus paimti kažkokį tai gražų popieriaus lapelį ir tą mezginuką priklijuoti, parašyti kažkokį palinkėjimą, nebūtinai daug turėti ir ypatingų kažkokių piešimo sugebėjimų. Tai dabar tavęs kaip pasiklausius, nėra čia ką padaryti, piešti nereikia, taip, ne. Bet reikia vieno paprasto dalyko - minties ir idėjos, ar ne? Taip. Jeigu ateisi galvą, tu padarysi visada. Taip. Tu mums parodyti čia tiek visokiausių gražumynų, tokia technika, toks sumanimas, toks. Ar turi kokį patį savo mėgstamiausią sumanimą? Kas tau labiausiai patinka padaryti? Kaip sugalvoju, atrodo, kad tas sumanimas jau čia vienintelis nepakartojamas. Bet praeina kažkiek laiko ir jau antrą kartą to nebedaryčiau, žmogui nebesiūlyčiau. Čia yra tik kaip pavyzdžiai likę, bet
Nu, dabar čia Vėl kažkoks... man vis norisi Kažką tai galvoti kita, ne? naują. Parodysiu irgi va tokį atviruką, jis atrodo čia, aišku, nupieštas, kad sudėtinga, bet nereikia čia sudėtingumo, nežiūrėkime tą visą paveikslėlį pieštą, bet paslaptis. Čia paslaptis. Čia tokia paslaptėlė, didelė paslaptis. Bet kaip tokį pasidaryti sausainiuką, kepinuką. Pažiūrėkim, kaip kiaura. Kiaura. Sausainiukas, kepinukas. Nereikia čia nieko ypatingo, tik reikia biškelį fantazijos ir namuose stalčiuose tvarką pasidaryti. Ir reikia pasidaryti. žinoti, kad galima tai padaryti, ar ne? Taip. Tai vat, čia yra, kaip matot, paprasta, gali būti celofano plėvelė. Taip. Jo. Įmautėlė čia. Šiuo atveju įmautėlė. Šiuo atveju taip. Reikia lipalo klijų ir siūlų, visokiausių karoliukų, gali būti ir kavos pupelės, ir kažkokie tai, kas dar gali būti, ir medžiagėlės, gali būti vairiausiais tokie daikčiukai. Tai va, tada ant tos plėvelės išdėliojam tuos visus daikčiukus, pripilam, pridedam ir susimaišom lipalo ir vandens tokį mišinį. Netikrų lipalo. Netikrų, nereikia, tokį vandenėlį pasidarom lipalo. Ir užpilam ant to... Tiesiog užpilam? Užpilam, paskui su pirštais biškelį patapšnojam ir paliekam nakčiai išdžiūti, kad tas lipalas išdžiūtų. Ir paskui, kaip jisai išdžiūna, jisai lengvai nuo to plėvelės atsilupa. Ir gaunasi toksai dalykas, galim padėti ant tamsesnio. Ir pagrindo ir atvirukas. Dar, kaip matėt, kad čia galima, čia taip, čia galima, kad kiaurai galima išpjauti. Na jau dabar tu turi tokį firminį ženklą, turėtų būti slaptis, ar ne? Ir nieko nei piešti nereikia, nei kažkokių ypatingų medžiagų, nei priemonių. Žinai, tavęs tokį pasiklausai, taip atrodo, iš vis nieko nereikia, paimi ir padarai. Aš tau atnešiu atviruką padarytą. Imk, pažiūrėk, ką gali pasakyti apie jį? Šiaip tai tokie atvirukai prisimenu kaip mano tėvų laikais įvairiausių, neseniukų, įvairiausių jubiliejų proga kažkaip tai buvo ir yra dar namuose tikrai pas tėvus tokio principų pagaminti atvirukai. Kaip ir pasakyti nelabai galiu, kaip čia tiksliai pagaminta, yra kažkokia tai turbūt klišė, iš kurios yra. Beveik išlaikė egzaminą, tai pažiūrėk, padaryta klišė, padaryta atspaudas padarytas, klišė nutepta spalva, popierius užlapintas, uždėtas, atspausta, priklijuota. Ką aš tau noriu pasakyti? Žiūrėk, ką mes padarėm su tavim. Pažiūrėk, galima padaryti, ką tik tai nori, ar ne? Atvirutę galima iš beleko padaryti. Jau čia ne belekas padarys tą atvirutę, ar ne? Jau reikia gabumų, noro, supratimo, daug visokiausių technikų žinojimo. Ir aš atnešus tą atvirutę, aš tai ką noriu pasakyti, žmonės labai jautriai jie žiūrėdavo į tas atvirutės. Ir čia jau meno kūriniai. Senais laikais visi ieškodavo tų atviručių, o dabar aš gaunu elektroninę atvirutę. Ir pavyzdžiui, sakykime, kaip tu, Giedrė, žiūri tas elektroninis? Ar teisingai aš sakau, elektroninės? Tikriausiai, nes aš irgi su ta elektronika nelabai draugauju. Tai man tai nežinau, man kalėdinis atvirukas atsiųstas elektroniniu paštu, tai kažkaip tai nesinori man į tokius atvirukus žiūrėti. Ties tą vietą mes turėtumėm pasakyti, su tuo tai pasakyti, tai kultūra jau, ar ne? Taip, ko gero kultūra. O dabar tikriausiai vėl žmonės pasigėdo dėmesį ir ko gero sugrįš prie atvirų. Tikėkimės. Labai norėtųsi. Tradiciškai savo laidos skyrelį Šeima ir vaikai skiriame vaikų meninio ugdymo temai. Ir matėme, kad Kėdainių vaikai tikrai turi iš ko rinktis, kur ir kaip leisti savo laisvalaikį. O ar esate girdėję apie šokančią klasę? Taip, visą klasę šokančių vaikų.
Ir šokančių ne šiaip epizodiškai, bet nuo 1 iki 12 klasės. Manau, tai tikrai intriguoja. Olivija ir Danielė taip pat. Pasižiūrėkime. Manai, ką jie čia galėjo vaidinti? Barnų susibūrimą kokią? Gal. Kaip tau muzika? Kokia siaubo filmo kažkokia. Man tai tokia paslaptinga. Atrodo, kad iš pradžių buvo koksai silpnas lietutis, po to sužaibavo, tada pradėjo labai smarkiai griaudėti ir buvo audra. O gal čia troliai kokie? Besišokantis. Čia pašoko Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos mokiniai. O kas jų vadovė? Rita Rudokaitė Stanišauskienė. Aš esu pradinių klasių mokytoja. Tai mes su vaikais pradedam šokti nuo pat 1 klasės. Šokame tol, kol jie nori, kol jie baigia 12 klasių. Tai nežinau, kaip bus su dabartinė laida, bet vaikai šoka tol, kol jie nori. Jie nusprendžia, ar jie šoks toliau. Aš laidų jau esu daugiau pradinukų išleidusi, bet ketvirta šokanti klasė, jau taip stipriai šokanti. Šiaip visos mano klasės buvo šokančios, bet stipriai, kur jau tikrai dalyvaujam konkursuose ir tarptautiniuose, respublikiniuose, rajono. Tai vat 4 auga. Man yra labai smagu, kai vaikai pas mane į užsiėmimus ateina, kai jie nori. Ne kad tėvai nori, kad jie šoktų, o patys vaikai. Tai ir pati aš gyvenu šokiu. Man yra tai labai svarbi ir mylima meno šaka ir aš apie šokius apskritai galėčiau, kalbėti ir kalbėti nuo ryto iki vakaro. Ir, aš kitą kartą ir namuose ir savo vyro netgi klausiu, ar aš tau ne per daug įkyriu, šnekėdama apie šokius, nes tai man labai brangis sritis yra. Vaikai turbūt jaučia iš manęs, kad man patinka tai daryti ir tiesiog šoka tie, kurie nori šokti. Tikrai nėra kažkokios atrankos, nes šokti gali visi. Man labiausiai patinka kurti teminius šokius, nes tai daryti man yra lengviausia. Tiesiog pradedi įsivaizduoti, ką turi matyti scenoje ir tada man pasidaro labai lengva kurti. O kai kuri
Bet temos tai tiesiog judesių kratinį, gali paimprovizuoti bet kada jį padaryti. Tai yra šiaip sunkiausia kurti teminius šokius, bet galbūt, aš ne taip pasakiau, įdomiausia. Yra įdomiausia, nes turi piešinį, kuri galvoje, kuri tu turi nupiešti. Ir perteikti, kad būtent tai padarytų vaikai. O bet temos šokiai, jie yra, žinot, tai yra, aš kaip vadinu, judesių kratinys. Atrodo, kad čia kokie futbolininkai varžėsi dvi komandos. O man atrodo, kad čia jie ruošiasi rungtynėmis ir norėjo laimėti. Kaip tu manai, ar jie būna labai pavargę po šokio? Nu, manau, kad vis tiek pavargę būna ir nebesinori žaisti daug, grįžta namo ir iš karto į lovą gula. Man irgi taip atrodo, kad jie tikrai labai energingai čia šoka ir vėliau tik tai į lovą norisi grįžti.
Man atrodo, kad čia yra dvi kiemo komandos, kurios varžėsi dėl to, kas su kuo draugaus. Ir paskui visi susibūrė eiti į kiemą, nes buvo lygiosios ir kitaip negalėjo būti. Man tai labai panašiai atrodo. Atrodo, kad vieni buvo moksliukai gal, o kiti buvo kokie nors gatvės vaikai ir jie norėjo susidraugauti ir parodė, kas ką moka ir taip susidraugavo. Mes tai grojame iš natų, bet tai iš kur mokytoja žino, kaip jinai nupasakoja vaikams ką šokti. Gal jinai pati tokius triukus išdarinėja? Pirmiausiai, aš pasirenku muziką ir tada kažkaip lygiagrečiai, nes tiek muzika diktuoja tuos vaizdinius galvoj. Tada tu pajauti, kad ta muzika visai tiktų čia, ar tarkim dabar su kopėčiom šokis. Tai lyg ir tiktų tokiai temai. Tada vaikam ir nupasakoji. Pasiūlyta muzika vaikams beveik visą laiką patinka. Kažkaip čia sutampa. Kažkaip sutampa. Aš mėgstu tą jaunimo muziką ir pati klausausi ir pati domiuosi. Tai dažniausiai sutampa tie skoniai. Tada nupasakoju temą, kaip aš matau tą visą savo vaizdinį. Ir po truputėlį kuriam. Ir vyresnieji, šitie vyresnieji vaikai, jie be galo yra kūrybingi. Su jais labai yra lengva dirbti. Jie iš tikrųjų man padeda kurti judesius. Pagrindinis, aišku, judesių kūrimas, tai ant mano pečių yra. Jau pati galvoji kiekvieną judesį, kur kas turės eiti, kur nubėgti tuo momentu, kur ką padėti. Bet padeda ir vaikai, negalės sakyti, tikrai ramstis yra didelis ir dėl to yra labai lengva dirbti, atsiveria galimybės platesnės tokias. Vaikai yra iš vienos klasės, jie yra susigyvenę, jie turi savo kažkokias bendravimo taisyklės. Vaikai išsikrauna ir energiją nukreipia kažkaip tikslingai. Juk ir vaikai iš tikrųjų labai energingai. Jūs matėt, kiek jie šoka ir kiek jie atiduoda. Aš labai noriu kažkaip pasidžiaugti, kad mano gyvenime iš vis tą laikotarpį, kurį aš leidžiu su šokiais, iš tikrųjų labai ar taip sutampa, ar taip tiesiog, nežinau, labai dirbu su talentingais, gabiais vaikais. Ir turbūt būtent, kad pas mane sueina tokie vaikai, aš galiu ir pati kažko pasiekti per vaikus save, juk aš vis tiek per vaikus save lyg ir realizuoju. Tai aš dėl to esu laiminga, kad pas mane sueina puikūs vaikai pirmiausia. Ir labai geranoriški tėveliai, kurie tikrai ir palaiko, ir padeda, ir į koncertus tebevažinėja su plakatais, ir ne vieną žiūrovų simpatijų prizą esame laimėję dėl to, kad tėveliai iš paskos važiuoja ir balsuoja.
Jeigu man taip reikėtų šokti, tai aš nespėčiau nei į jokius kitus būrelius. Aš irgi. Aš taip net nesugebėčiau šokti taip tiksliai. Turbūt kokį nors reikėtų triuką atlikti ir aš nugriūčiau. Atsisveikiname iki Kalėdų, prasmingų dienų jums. Sudie.